Sveiki, dingo elektra, tai labai bloga žinia. Pakalbėsime apie imau pakraunamas kameras su akumuliatoriumi tose vietose, kur nėra elektros, arba dingus elektrai, kokia yra alternatyva iš imau. Visų pirma, pakraunamos kameros yra miegančios kameros ir tai yra pakankamai prastas sprendimas, jeigu jūsų aplinka yra didesnė. Kodėl? Todėl, kad pas kameras būna įmontuotas PIR jutiklis, kuris reaguoja į šiluminį judėjimą ir veikimo distancija nuo kameros dažniausiai yra 5, 10, kartais 15 metrų ir panašiai. Tai yra niekis palyginus su teritorija, kuri yra gerokai didesnė. Šita kamera neužmiega, jinai dirba pastoviai, bet dirba pastoviai timelapse režimu. Ką tai reiškia, aš jums paskui parodysiu kitose video, kaip tai atrodo iš tikrųjų. Kitas labai didžiulis privalumas iš imau yra dvigubas darbo režimas. Įprastai 4G kameros dirba tik su SIM kortele ir negali dirbti su Wi-Fi, o šita kamera gali dirbti ir taip ir taip. Ką tai reiškia? Kad jeigu šiuo metu jums reikia 4G kameros, mes dedam į ją SIM kortelę, taip jinai turi internetą. Tačiau jeigu jūsų sąlygos pasikeitė ir atsirado Wi-Fi galimybė, SIM kortelės nebereikia, arba priešingai. Tai tikrai didelis privalumas, universalumas, jeigu tokio jums reikės. Ši kamera komplektacijoje turi pakankamai nemažą ir saulės panelę. Be abejo, žiemos metu iš jos naudos yra mažai, bet ją galima labai greitai nuimti nuo laikiklio ir pasikrauti patiems. Kitas dalykas, baterija yra šildoma. Kam to reikia? Minuse dažniausiai baterijos nesikrauna. Šita kamera pasišildžius pradės krauti. Be abejonės, kai bus -20, tas jau nepadės. Kaip jūs ir matot, yra dvi kameros. Kam to reikia? Įprastai vaizdo kamera turi apie 90 laipsnių stebėjimo kampą, bet mums jo galbūt yra per mažai, nes mes turėsim per mažai teritorijos stebėjimo. Čia yra dvi kameros. Reiškia, viena kamera stebi vieną pusę, o kita kamera stebi kitą pusę. Taip mes išgaunam didžiulį stebėjimo plotą su viena kamera, su viena SIM kortele. Jeigu šios panelės jums saulės būtų per mažai, galima įsigyti ją didesnį. Jų yra ir didesnių, bet jeigu to reikės. Kitas dalykas, štai čia apačioje yra knopkytė, ją paspaudus labai greitai kamera nusiema. Vėlgi, mums yra didžiulis privalumas, norint ją greitai pernešti, arba ten ją pasikrauti, arba pasiekti SIM kortelę, ar bet ką. Numontavimas jos yra labai greitas. Apatinė kamera be abejo yra valdoma, mes ją galim telefonu sukinėtis. Kamera gali pati ir sekioti, bet sekiojimas nėra galbūt profesionalus, tačiau kaip bebūtų, funkcija yra. Neretai jūs klausėt, kiek kainuoja tokios kameros abonementas. Jokio abonemento nėra. Yra vienas mokestis už serverį. Joks gamintojas jums už dyką nestatys serverių, nedės hardų, į ką jūs kaupsite įrašus. Norite nemokėti, nesirinkite cloudo, o įrašus kaupkite į atminties kortelę, kurią galima įsigyti papildomai, arba turite savo. Kas turi senesnės kameras, pigesnės kameras, puikiai žino, kaip erzina bereikalingi pranešimai. Mums sujudėjo medis, šešėlis, šviesa, kamera siunčia pranešimus, tai be galo erzina. Tačiau šita kamera turi atpažinimo žmogaus ir mašinos. Būtent tam ir reikalinga, kad kamera sureaguotų tik tuomet, kuomet teritorija pastebės žmogų arba mašiną. Turim švyturėlius, turim ir sireną. Įprastai vaizdo kamera su saulės panelė, pakraunama 4G, kainuoja kokybiškesnė 150 pinigų, plius minus daugiau, mažiau. Čia kainuoja apie porą šimtų pinigų, bet mes turime dvi vaizdo kameras. Turime saulės panelę, turim tikrai didelę bateriją ir turime nemiegantį mūsų sargą, o kuris pastoviai gali stebėti timelapse režimu. Kas yra timelapse? Be abejo, galite pasiklausti ChatGPT. Bet iš principo tai yra taip. Kuomet kamera mūsų teritorijai nemato jokio žmogaus, mašinos, jinai filmuoja tokiu, vadinkim, lėtuoju būdu. O jums filmukas bus pagreitintas. Kaip danguje bėga greitai debesis, matysite per šią kamerą, net nereikės nieko filmuoti. Tačiau kai kamera pastebės teritorijų žmogų ir mašiną, pradės filmuoti įprastu režimu. Su veikimo distancija gali būti labai skirtinga, priklauso nuo teritorijos. Jeigu tolumoj kamera mato aiškiai žmogų, gali būti ir 20, ir 40 metrų, kai įprastos pakraunamos kameros kartais apsiriboja ties 5 ar 10 metrų. Tokios kameros stebi ir sodybas, naudoja ir medžiotojai, ir statyboms. Ir kas įdomiausia, kad jas lengva primontuoti. Mes paimsim ant lietumžio, liaudiškai zateškim
Sutraukom prikabinsime kamerą, uždėsim saulės panelę, įdėsime SIM kortelę arba jeigu yra Wi-Fi, prijungsim prie Wi-Fi, štai ir viskas. Appsas programėlė imau. Paprasta, iš tiesų kokybiška, normali kamera išimau. Kamera jau pakabinta, aktyvuota, užtrukom tikrai nedaug. Saulės panelė atsukta į pietus, apie 30 keli laipsniai pasvirimo kampas, žiemą bus stačiau, nes saulė yra žemiau. Vienas stebėjimo kampas ir kitas stebėjimo kampas. Viskas. Jeigu turit klausimų, mielai klauskit, patarsim, atsakysim, o sekančiuose video pakalbėsime apie jos programinės galimybės, kaip filmuoja ir kaip viskas atrodo iš tikrųjų gyvai. Iki!